Treneriai, jūsų komentaras apie rungtynes. Komentaras, koks gali būti, kada pralaimi rungtynės, aišku. Nėra nuotaikos geriausios, bet vėlgi nėra kur trauktis, nėra kur žiūrėti. Už savaitės mirgyvenk rungtynės, mirgyvenk noro prasme turėsim eiti ir viskas arba nieko, viskas. Už savaitės patys atsivežėm, kad mirgyvenk ir nėra kur trauktis. Treneriai, įsivaizduoju, tie du greiti įvarčiai praleisti labai smarkiai pakeitė rungtynių planą, kas buvo sudėliota prieš rungtynės. Labai daug nepakeitė, kadangi jau Šiauliuose buvo dežavų toksai irgi 12 minutė 2-0, bet vėlgi, nežinau, prašysiu kitą kartą gal autobuso vairuotojo, kad tiesiai į antrą kėlinį vežtų, nes, taip, išeit pirmą kėlinį negalima, blemba, jeigu mes sugebam antram kėlinį žaisti ir jau eilė rungtynių, tai mes turim ir pirmam tokį pat būti agresyvus, tokį pat arti duoti kovas, o ne lauk, kada įmuša ir tada kažko tikėtis, ir taip, galų gale, tai kad įmuštai reikia muštų, kada nemuši, tada problema. Treneriai, pirmajam kėlinį pavyko sušvelninti rezultatą, antrajam kėlinį sugebėjote ir perkelti žaidimą ir vienintelė problema buvo, kad per mažai mušėte į vartus. Tai faktas, tai kaip, tu gali kontroliuoti, ką nori, tu gali nusivaryti pas varžovus į baudos aikštelę žangliruoti, bet taigi neįmuši, tai ypač kaip pralošinėjai, tai ir bus 1-0. Tai kada gaunam progą, tušti vartai vis tiek neužim, nežinau. Reikės gal man su Vaido dėtis busus paskutinėse rungtynėse, kad mušt kažką daryti, nežinau, šitoj vietoj, aš nesuprantu, aš suprantu, kada pirmą mane nedažaidim, gal kažkokį taktiniai buvo įsidėsimai blogi, gal neuždarim ten, kur turi būti, neįkvėpiau nuo pirmų sekundžių, kaip turi būti, bet jau kada turim progą mušti ir vis tiek nemušam, aš jau nežinau, šitoj vietoj reikia kalbėtis, aišku, nėra kada jau kalbėtis, bet, nežinau kaip išaiškinti, kad mušt. Tiesiog mušt. Smagiausias dalykas įmušti įvartį, atrodo, bijom tą įmušti įvartį su šikna. Jo, papa. Reikia mušt, įmušiu. Už savaitės įmušiu. Taigi sveikinimai su pergalė, sveikinimai su antrąja vieta. Pirmiausia, apie šios dienos rungtynės jūsų komentaras. Sakiau vaikinam, tas paskutinis žingsnis yra visą laiką sunkiausias ir žinot, 2 rungtynės iš eilės aš jau neatsimenu, kada mes buvome pralošę, tai tokie metai jau nebuvo to atsitikę ir prašiau reakcijos, normalios reakcijos, teisingos reakcijos, nes reikėjo tų taškelių, kad užsitvirtinume tą antrą vietą ir aš manau, rungtynėse tai matėsi nuo pat pradžių, manau, labai gerai pradėjom rungtynės ir įmušėm vieną ir kitą įvartį, gana ankstyvus įvarčius įmušėm ir po to patys kalti, kad taip atsipalaidavom, kažkur tai prasidėjo klaidos tokios, kur nesinorėtų matyti ir Sūduva sugrįžo į rungtynės, bet antras kėlinys buvo, sakyčiau, toks, kad atrodė, kad mums labiau reikia mušti tą įvartį nei Sūduvai. Aišku, ten paskutinės jau 50 minučių, tai jau Sūduva jau kažkur tai daugiau turėjo to kamuolio ir tų tokių pavojingesnių standartinių situacijų, bet aš manau, kad pagal progas, tiek kiek mes šiandien susikūrėm, manau, kad mes pelnytai šiandien laimėjome. Kas tenais nutiko komandos kapitonui Klaudijui Upstui? Klaudijus, sakyčiau taip, jisai sirgo ir aukojosi grinai dėl komandos ir, jisai kapitonas ir tokiu momentu jis nepaliko komandos. Jis pradėjo rungtynės, mes žinojom, kad gali taip atsitikti, kad jį reikės keisti, jau pirmo kėlinio kažkur tai antroji pusė jau matėsi ir jisai jau prašė, bet atbuvo, atžaidė tą pirmą kėlinį ir, reikėjo to keitimo. Dar liko 2 rungtynės, ar bus dar daugiau rotacijų, dar daugiau šansų tiems, kas mažiau žaidė, ir vis tiek žais tie, kas geriausiai atrodo treniruotėse ir kas, sakykime, taip daugiausiai žaidė ir iki šiol. Aš manau, rotacija jinai tikrai bus, jau po šitų rungtynių, man atrodo, dar keli žaidėjai iškrito dėl geltonų kortelių, tai ta rotacija jinai būtina. Šiuo momentu matom, kad kai kurie žaidėjai tikrai daug rungtyniavo ir tas nuovargis jisai jau jaučiasi ir ne pas vieną, ne pas kelis, bet sezoną reikia pabaigti garbingai ir aš to noriu ir aš tikiuosi, kad žaidėjams perduosiu tai ir žaidėjai supras.